tokiam vaizdo scena neteko būti. Šiame video matysite, kaip vos neužsimušėme skrendant 70 km/h greičiu nuo kalno. Tiesiog nukritau nuo tos lentos ir pradėjau ridentis kaip baronė. Kaip skridome bagiais Peru dykumoje ir ką galima pamatyti pavažiavus truputį toliau nuo Limos, Peru sostinės. Aš pirksiu vyną, duokit 2 butelius. Dabar už 20 eurų. What the fuck, čia pavojinga, actually. Liukai, ką? 5:40 judam į mokyklinį autobusą ir važiuojame. Kur mes važiuojame? Nežinau, dykumą kažkokį. Teisingai. Tai ką, sveiki draugai, važiuojame savo kelionės su premium autobusu. Kamilė juokiasi, nes iš tikrųjų pas mus turėjo būti premium autobusas, nes tai prašo mano tam skelbime, kurį aš užsisakiau, kai varėm į šį tripą. Ir kad premium turėjo būti žiauriai patogu, ten žiauriai gera garso izoliacija ir svarbiausia high speed Wi-Fi, nes aš turėjau dirbti. Bet gausi taip, kad autobusas vėlavo traminu mus paimti, nes jų autobusas sukrešino, sprogo, nežinau. Ir gausi, kad atvažiavo pats šudniausias autobusas, koks galėtų bebūti. Bet žodžiu, čia žmonės atsilenkia į mums vos vietos yra. Šiaip važiuojam pro čia kažkokius dišofkinius rajonus. Jei šitas autobusas čia užstriktų, tai aš nežinau, čia survival mode prasidėtų. Atvažiavome į savo pirmą destinaciją – Parakas miestelį. Ir iš šio miestelio plaukėme su laiveliu link Balestas Islands. Neįsivaizduojame, ko ten tikėtis, bet pirmi vaizdai, kuriuos matėm, tikrai buvo gražūs. Kažkoks kaktusas jo ir sakė, kad mokslininkai neįsivaizduoja, kas padarė šitą dalyką. Tad plaukiam prie tų Balestas Islands ir štai natūraliai suformuota arka, dėl kurio čia turistai ir plaukia tų 20 minučių. Išlindo pingvinai, žiūrėkit, kaip visi patkina. Tuomet mums pasisekė, mes pamatėm pingvinukus ir nesitikėjau to pamatyti, bet žiūrėjom, kaip jie ropliojo iki vandens. Taip pat matėme ir ruonius jų natūralioje aplinkoje, kurie užlipę ant akmenų tiesiog miegojo ir čilino. Po mūsų laivo turo, kadangi mūsų autobusas nebuvo premium, visiems mums nusprendė padovanoti nemokamus pietus. Čia žiūrėk, žiūrėk užpalis. Ką, nu? Agre. Tai mus atvežė į kažkokį vynuogyną ir ten mums davė skanaus maisto. Jaučiuos kaip samoška. Na, ko jūs burukėlė? Kažkokios džiunglės. Vėl nežino kur. Visas skanu, ne? 5 žvaigždės, šaltas maistas. Nu, mums duoda čia kažkokią degustaciją ir verčia pirkti dabar vyną. Bartas alkoholikas. Bet šis skanus? Jo, šitas skanus. Mes alkoholikai? Ne. Galima truputėlį su saiku? Visko galima gyvenime su saiku. Net ten narkotikų? Įtenos pekar. Aš pirksiu vyną, duokit 2 butelius. Dabar už 20 eurų. Prašau. Nu, aš visai skaniai pavalgiam. Ar verta buvo važiuoti valandą tram? Ką žinau, nelabai jau turėjom pasirinkimo, tai galima sakyti verta. Ir pagaliau, po 8 valandų nuo mūsų atsikėlimo atvažiavome į vietą, kurios labiausiai laukiau šio turo. Tai Huacachina, mažas miestelis dykumoje, kurie žmonės daro smagius dalykus. Eisim dabar link savo pramogos pradžios. Čia labai pardavinėja žmonės tokias kaukutės nuo smėlio, kad kai važiuosi su to bugiu, kad tau nebūtų pysės, prašant. Bet mes galvojame, mums nereikia, mes norime experience'o. No, gracias. Ir mes tiesiog pasižiūrėsim jau, kaip bus be tų bandanų, nes mes brave people. Bandanas, amigos, Na, gebra, pasižiūrėkit, kur mes esame. Dar tokiam vaizdo scena neteko būti. Gražu. Kaip Dubajui, turbūt. Nežinau, ten irgi dykumas. Dabar varysim su bugiu, kas turėtų būti cool. Huacachinoj yra labai populiaru turistams važinėti su bagiais. Tai ir mes nusprendėme tai pabandyti, nežinant, kiek tai yra pavojinga. Geras, kaip smagiai matei. Kaip Kamilė bus gerai, manai čia? Labai país pirmą. O, koks tai garsiukas. Ir prieš mus važiuojant mums liepė pasirašyti, kad esam patys atsakingi už bet ką, kas gali nutikti važiuojant su bagiais. Beje, čia mūsų vairuotojas Julio. Nu ir ką, važiavimas prasidėjo, mašinoje važiuojant tiesiog purto tave, kai tu varai per tą smėlį. Gebriukai, Julio nestabdo! Ką važiuojam? Eik tu, mano papai šokinėja jau. Julio pasiutęs.
O šitas diržas mane laiko, Kamilė? Nepristinu. Nežinau, ar per kamerą atrodo taip crazy, kaip jautėsi tada, bet tas staigus nuolydis ir mini kritimas tikrai jautėsi kūno viduje. Nebūk kaip išžiojęs, prisikasi liežuvį. Tai visa esmė tokie važiavimai ir buvo, kur mus tiesiog varinėjo per tos tramplynus visokius, kad pajustume, lyg skraidome. Šiaip tikrai smagu buvo. Kurio? Gasolina. Makėbra pasiruošti. Ir tuomet sustojame kitai veiklai. No, I'm too scared. You're gonna go first. Ji vadinasi sandboarding. Yeah, at least I'll film my death. Kažkaip negalvojau, kad čia bus baisu. Oh, wow. Oh my god. Yeah. In the sand, Martai. Oh, wow. Oh. Atsiprašant. Wow! Wow! What the fuck was that? Eikit to savo, koks greitis, aš galvoju, įsitekščiau. What the fuck, čia pavojinga actually. Holy shit, va, kodėl aš pasirašiau ten tą popierių. Ne dėl to bugio, dėl šito reikalo. That was scary as fuck. Ir tada Kamilės eilė buvo čiuožti. Lai, Kamilė! Greitai matei. Čia kaip kalnelė amerikietiškai. Taip, bet tai... Kaip baisu. Ne, man tai nebuvo baisu. Man buvo baisu. Bet aš kai pradėjau slysti, tas greitis, pikapino ir toks... Eik tu. Kaip smagu, geras. Matukai. Yeah, man! Crazy. Patiko? Patiko tai labai, bet antrą kartą tikrai nekartočiau. Kodėl? Nes kai jau supranti, kas gali atsitikti, tada pergalvoji, kaip gulėti, kaip ką daryti, žinai, ir man atrodo, tada gali biškai suvaryti kaip reikiant. Next, uno big, very, very big, yeah? Uno muy grande. Savo dar didesnis yra, what the fuck. Nuo didesnio mes jau nusprendėme nebevaryti, nes prieš tai nebuvau išfilmavęs su kamera. Kamilė labai stipriai nukrito, bet čiuoždama nuo mažesnio kalno. Ir po to nukritimą jau pagalvojame abu, kad not really worth it varyti toliau, nuo pačio didžiausio. Ypač, kai jau taip insane tas pirmas nuslydimas gavosi. Aš jau nežinau, hebra, aš jau senstu. Save saugoti pradedu. Vamos a cair, va! Finito? Mes gyvi, Kamilė. Ir su rankom ir kojom, ne? What the hell, Kamilė? Pačiakam na kamerą. Taip ir baigėsi mūsų diena šiame ture, o kitame video matysite, kaip lipome į vieną iš 7 pasaulio stebuklų – Machu Picchu. Ir pamatysite, kaip ten nakvojame su palapinė. Išties įspūdingas experiences. Labą dieną.